Su mumis Vėjas Naraškevičius, VDU studentas, dalyvaujantis Europos studentų karate čempionate. Ir ar tai tau bus pirmasis čempionatas? Taip, esu pirmakursis ir pirmą kartą dalyvauju šitose žaidynėse. Kokie tavo yra praeities pasiekimai ir ko galėtume iš tavęs tikėtis? Per pastaruosius kelis metus esu tapęs pasaulio čempionu ir pasaulio prizininku, tačiau būtent šios varžybos skiriasi tuo, jog jos yra mažesnių kontaktų, didesnėm apsaugom, tai dar reikia skirti laiko būtent pasiruošti tam, biškį perlipti per save, pasiruošti kitaip kovoti. Taip, manau, pasiseks neblogai visas šitas. Kokios sąlygos tavo VDU sporto centre, ar esi patenkintas viskuo? Taip, tikrai džiaugiuosi, kad VDU gali man suteikti tokias galimybės, kad iš vis galiu dalyvauti tokio aukšto lygio varžybose ir kad leidžia man pasiruošti. Ačiū, tai tiek ir sėkmės iškovojant medalį.